O štai Lietuvos krepšinio lygos finalas vienas neįdomiausių istorijoje. Taip sako krepšinio ekspertai. Gali būti, kad Žalgiris su 10 kartų didesniu biudžetu jau penktadienį 3 kartą nugalės Utenos Juventus ir apgins čempionų titulą. Paskutinėme sezono mače tikimasi ir fanų antplūdžio. Jiems tai šansas atsisveikinti su komanda veikiausiai paliksiančiomis žvaigždėmis. Tai yra vieni audringiausių kadrų Vilniaus Ryto istorijoje. Užpernai sostinėje 9000 fanų išgyveno euforiją, kai vilniečiai triumfavo LKL. Po metų pernai finalo laimėtojai sprendėsi dramatiškoje net 5 rungtynių serijoje. Arena vėl pilnutėlė ir pasiruošusi pakartoti sėkmę, bet 4. mače su Sirena pataikė Silvenas Francisko nutildo areną. Tai prancūzas Kauno Žalgirį traukė iš prarajos ir išplėšė 5-asias rungtynes. Po poros dienų jau 15 000 fanų Kaune tampa Žalgirio triumfo liudytojais. Tačiau šiemetinis finalas tarp Žalgirio ir Utenos Juventus iš tolo nekvepia intriga. Susitinka komandos, kurio pajėgumas skiriasi kartais kaip ir biudžetai. Tai dėl to tas finalas ir yra toks, koks yra, turbūt istoriškai neįdomiausias. Krepšinio apžvalgininkas Jonas Lekšas sako, kad sirgaliai jau įprato finale matyti Vilniaus ir Kauno kaktomušą. Kuomet nėra Žalgirio Ryto, dažniausiai yra taisyklė, kad tas įdomumas krenta, nes šitie du vardai Lietuvoje mažina žmonės ilgametę priešpriešą ir taip jau yra, bet sakyčiau, kad Juventus patekimas į finalą po kelių metų bus netgi labiau atsimenamas, negu jeigu, pavyzdžiui, Žalgiris ir Rytas būtų žaidę eilinį kartą finale. Ir fanų skaičiai tribūnose liudija, kad intrigos, kas iškovos LKL taurę mažoka. Į pirmą serijos rungtynes Kaune susirinko vos 7000 sirgalių. Antrame mače Utenoje 3000, bet ten daugiau ir vietos nėra. Tai, ką nuveikė Juventus, yra pelenės pasaka ir galiausiai kažkur tu atsimuši į savo ribas. Tai Žalgiris yra tos ribos. Akivaizdu, kad mačai pasibaigiantis 31 ir 32 taškų persvarą vėsina LKL finalų atmosferą. Mažai abejojančių, kad jau penktadienį Žalgiris baigs sezoną namų tvirtovėje, į viršų keldamas trofėjų. Po sezono prognozuojama, kad Kauną paliks ne vienas lyderis ir tai fanams bus puikia proga paskutinį kartą nusifotografuoti su ekipos žvaigždėmis. Ateis ir gali padėkoti komandai, atsisveikinti su Francisko, su Mausu Suraitu atsisveikinti, Ignui Brazdeikiui gal paplos vienas kitas ar ne, tai čia toks atsisveikinimo turas. Penktadienį arenoje planuojamas ir krepšinio legendos Vlado Garasto pagerbimas. Vlado Garasto pagerbimas tikrai bus amžinatilsį, tai manau, kad ir čia bus nemažas akcentas ir žmonės tikrai susirinks. Tačiau kovoje dėl bronzos intrigos daugiau, nes serija nesibaigs po 3 rungtynių. Kaip sakant, toks paguodos prizas abiem komandom, Lietkabelis turbūt tai priimtų kaip laimėjimą. Neptūnui, manau, tai būtų toks paguodos prizas, nes jie turbūt irgi širdį tikėjusi būti tam finale, kai jame nebuvo Ryto. Klaipėdiečiai iki šiol yra 2 kart laimėję LKL bronzą, o panevėžiečiai 4 kartus. I'm trying to tell you what to do, we're trying to play cool. Baby, I ain't playing by